Taip, į Birštoną atvykti iš tiesų verta. Ir ne tik dėl kurortinių šios vietos savybių. Čia galima patirti svaiginančių įspūdžių pilnąja to žodžio prasme. Patogiai apsistoti ir paragauti ypatingų patiekalų. Kaip tai padaryti, dabar ir sužinosite. Norinčius papramogauti Birštone mielai priims svečių namai Audenis. Jauki aplinka, patogus kambariai, paslaugus darbuotojai. Čia jūs laukiami net su savo keturkojais draugais. Tačiau didžiausias dėmesys Audenyje skiriamas sveikam maistui. Visi patiekalai maži meno kūriniai, paruošti sveikai. Teko įsitikinti, kad ir labai gardūs. Kadangi Birštone manome, kad tai yra naujovė, su tuo dar niekas nėra susidūręs ir niekur tokių patiekalų dar nėra. Paklaustas, kuo dar be sveiko ir skanaus maisto Birštono svečius gali nustebinti Audenis, jo direktorius Žydrūnas Kazlauskas pasakė. Taip pat teikime labai unikalią, mano manymu, paslaugą, tai skrydžius karšto oro balionu ir turbūt nedaugelį kurortų žmonės, norėdami pamatyti tos visus sveikatinimo šaltinius, tai yra mineralinį purvą, miškus, vandenis, gali tai padaryti iš oro. Tai mes čia visą laiką savo svečiams būtent tai ir pasiūlome ir esant tinkamom oro sąlygoms mes siūlome žmonės pakelti į 1–2 aukštį ir pasižvalgyti iš viršaus. O pasižvalgyti tikrai yra į ką. Užburiantys vaizdai pažvelgus žemyn greičiausiai neišgąsdins net pačių jautriausių. Nemuno kilpos, žali miškų plotai, Birštono ir apylinkių gyvenviečių vaizdai dar kartą primena, kokia nuostabi mūsų šalis, kiek joje grožio, didybės ir gyvybės. Pakilus į tokį aukštį ir ligos pasimiršta, ir kasdieniniai rūpesčiai žemėje lieka. Skrydis karšto oro balionu gali trukti apie 1,5 valandos. Pakylama į 1500 metrų aukštį. Karšto oro baliono krepšyje be piloto gali skristi dar 3 ar 4 asmenys. Reikia tik susitarti iš anksto, pasiimti šiltesnę striukę ir aukštyn. Skrydis karšto oro balionu gali būti ir iš anksto suplanuotas, ir siurprizas ar dovana artimam žmogui. Tie, kas neišdrįsta atsiplėšti nuo žemės, margaspalviais milžinais kybančiais padangėje, gali gėrėtis iš apačios. Birštone organizuojami oreivių renginiai virsta įspūdingomis šventėmis visiems. Artimiausias Birštono taurė 2013 jau birželio 6–9 dienomis. Reikia tik sekti įvykius ir laiku atvykti. Karšto oro balionų sezonas jau prasidėjo.